Labas, čia aš Nerijus Smakovas. Šitą vietą šandos ne šiaip savo. Visai nesenai šita zona buvo geltona. Dabar jinai tapo raudona. Pakeitė kepurę ir viskas tapo čia žymiai brangiau. Bet man norisi paklausti, kada baigsite jūs valdžioje randantys žmonės skriausti Lietuvos piliečius, gyventojus, šiuo metu Klaipėdos gyventojus. Praeitoj kadencijai mūsų gerbiamas meras dabartinis buvo Klaipėdos savivaldybės viduj, sprendė didelius klausimus ir pasiūlė pakelti mokesčius parkamatuose. Jį palaikė, mes prarijom, kaip ir gerai. Bet kodėl šiandieną, kada yra sunku, kada žmonės prarado labai daug darbo vietų, labai daug verslų bankrotavo, sustabdė veiklą į visokių kitų dalykų. Mūsų Klaipėdos uostas nebeturi tokių krovos apimčių, kad gyventi gerai. Dėl to, kad mes nebeturim Rusijos, Baltarusijos, Kinijos rinkų. Aišku, kada mes jos praradom dėka mūsų valdžios, kurie atvedė mums Taivanį, pasakė tam mums visiems verslininkam, ieškokite alternatyvų ir keiskite savo požiūrį į daug kažką tai kito. Kubilius, kuris sako, mes pakelsim mokesčius, į žmonės mokės. Mums pasiūlė pradžioje metų pirkti tankus. Mes pasakėm ne. Jie pamatė, kiek mes turim pinigų bankuose. Tada jie nusprendė pakelti mokesčius, PVM, pelno mokestį, akcizus, į visą, ką tik tai galima. Tai toks dalykas, kad šiandieną, kad surinkti reikiamą produkto sumą, kurią turim ten skirti tiem ar kitiem. Tai noriu pasakyti, kad jie surinko vėlgi iš mūsų kišenės, kadangi verslas šiandien nebeduoda valstybei, yra tuštuma. Tai baigdamas šitą įrašą, noriu pasakyti mūsų valdžiai, baikit mumis skriausti. Jūs ką negalite pakentėti, nesukasti dantis? Nejaugi dabar tai buvo svarbu mūsų merui pakelti su jo komanda tą mokestį, kurį jie dabar padarė. Gal reikia susimastyti, gal reikia atsižvelgti žmonėms. Žmonės šiandieną į taip moka parduotuvėse produkto maistos už krepšį žymiai daugiau negu mokėjo 2022. Į kiekvieną dieną viskas brangsta. Dar jūs keliate mokesčius į visą ką kitą. Aišku, galima nesiparkuoti, kaip galima pasakyti. Bet gal reikia jau atsižvelgti į žmonės ne vien Klaipėdoj, bet visoje Lietuvoje. Alio, valdžia, mes čia, mes gyvi. Nereikia naudotis mūsų piniginėms, kaip jum panoro tai daryti. Ir aš skaitau, kad Arvydas Vaitkus turi pakoreguoti šitą dalyką ir būti tikras mūsų miesto meras. O ne tik tada, kada reikėjo balsų. O dabar yra galimybė parodyti klaipėdiečiam, kad jisai atstatys viskas, kas buvo. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų Klaipėdos valdžia surinks reikiamus pinigus su tais tarifais, kurie buvo. Jūsų Nerijus Smakovas.